Labas. Išmiegojau, pavalgiau, privalgiau belė kiek, kad turėčiau rezervuarą biškį ateičiai. Suvalgiau ryžius su džemu ir kavytę. Ką dar pasidariau, nusiprausiau paskutinį kartą šioje triobojai. Žodžiu, išmeldžiau maksimumą iš šitos vietos. Baigiu susipakuoti dalykus. Šį kartą į krepšius stengiuosi viską labai dėti kompaktiškai, išsifiltruoti apačioj, kad būtų mažiausiai naudingi dalykai, kurių nereikės per visą dieną, o aukščiau, kad būtų jau, visokie ten, užsimesti į ką, ten kokie laidai, pakrovėjai, powerbankai, kurių gali prireikti dienos metu. Tai bandysim, žiūrėsim, nes paskutiniu metu man toks jausmas, kad nieks jau tos krepšius man netelpa. Einu va ir į kam įdomu, tai vakar dienos, ne vakar, paskutinės minimo dienos rezultatai. PM8 kilai, 4 valandas kely, 15 kilų vidutinis greitis. Nu ir šiuo metu turim beveik 11 valandų. Biškį susivėlinau. Nu bet, o ko, pasimėgavau komfortu dar iki galiu. Sodais mane vedžia, žemėlapį šitą grybauju šiandien. Čia net ne taksiu, žinai, per kažkokius kiemus aš varu. What the fuck? Žiauriai. Da per tokius akmenis nesvagėjau. Nesu, čia daug sudėtiks išvažiavims į pagrindinį plentą, aš nesuprantu. Kaip čia mašinas išvažiuoja į pagrindinį plentą. Kažkokia kvailystė. Šie mane privedė prie upės kirtimo. Lema dar nesu upės kirtęs savo dviračiu tokį. Reikia pabandyti, gal unbairiaus, gal nenugarmėsiu. Haha. Jepma. Aš bandžiau važiuoti per to tiltą šitą pusę, bet ten buvo kažkokia stovykla vaikų. Aš pro ją bandžiau važiuoti.
takas, nusiaurėjęs, per visokius kemsynus, tai blemą būčiau žinojęs, kad čia toks kelias, tai aš būčiau bandęs per ten važiuoti. Turim tai, man maps atrodo per ten važiuoti, per šitą pelkę ir tos vartus. Kas per nesąmonė. Hello. Do you speak English? No. Is there a bankomat vending machine for cash to take? The money? Yeah, money machine. Sí, por allí. This and just. Directo, sí. Just. Okay, gracias. Tam. Pavalgau ir varysiu ieškot bankomatą. Sakė senjorita, kad kažkur ten bus. ¿La cuenta se la abrió como residente o como cuando la abrió? Como residente. Žodžiu, nepaėjo pinigų, nepriėmė kortelės revoliutinės. Tai yra priėmė kortelę, bet negali įsinešti pinigų, gali tik išsiimti. Net nežinau tokių dalykų. Pasirodo tik tais turi būti specifiškai Revolut bankomatas tam skirtas, kad galėtum įsinešti pinigų. Blema, dabar su savim daug grinųjų nevežiojas. Pamiršau pasidėti namie, nereik man tiek daug. Biškį nesaugų. Matysim, gal kokiam didmiestį kažkada įsimesim. Dabar važiuoju, darau per visokius kaimus. Tie visi kaimai čia tokie labai tušti. Pastebėjau, žiauriai tušti. O, dabar vėl. Kur čia važiuoti? O, taip. Vos nenukritau. Šiandien baisiai grybauju. Tai aš, tai žemėlapis grybaujam. Tokia neproduktyvi diena. Aukštyn žemyn. O vėjas visą laiką iš priekio. Oh yeah. Ui, prakaituojam tik reikals. Reikia susipurtit savo darbį elektrolitų / kreatino gėrimą. Šausim, tai yra recepts. Šauni pusę šaukštelio druskos, šaukštelio 2 cukraus ir šauni kreatino veltelių. Ir nereik pirkti ten iš tų parduotuvių nieko. Ūkiškai. Kaušelis, kam tas kaušelis? Jeigu yra šakutas, kitas gaus. Dar iš pirmos dienos datulių turim. Gerulės. Jaučias, kad vietinės.
10% įgalė. Vėjas daužo belė kaip. Su žemiausia pavara. Pumpuoju iki negaliu. Davadžiau kažkokią. Ar tipo reiks poilsėti. Ant ženklo buvo nupieštas soliukas su raidė. Bet aš soliuko nematau. Nu ir dienelė. Jau nusileidau nuo tą kalną, į kurį baisiai teko pumpuoti. Visą laiką, čia juokingas dalykas yra, kuris visą laiką kartojas. Tu belia kaip keikės, lipdams į tą kalną, ten ypač dar kai tas vėjas. Iš vis pati blogiausia situacija, kalnas ir vėjas. Bet tai kai tu užlipi ir tu pamatai tą vaizdą aplinkui ir tada leidės, tada skrieji, tu tiesiog skrieji. Nieką nereikia daryti, tiesiog belia kažkoks ekstaziškas jausmas užeina. Moteriškį sutikau, ta prasidarė langą ir sako, žinai ką tu. Sako, iš kur tu esi? Nu, pasakiau, iš kur aš esu. Tu taip žinai, iškart, kas mane dėmesį patraukė. Tai kad labai sklandžiai pasakė angliškai, taip žinai, viską. Vos ten taip kažkaip britiškai šnekėjo. Aš iškart sakau, wow, very nice English. Už mano geresnį. Tai sakė, čia gyvena kažkur apylinkėse. Sakė, eini ir iš Belgijos, Eindži kažkaip, ten jas neims. Aš sakau, galvoju, gal kažkur iš Skandinavijos, kažkoks skandinaviškas vardas. Man tai pasirodė, taip sako, čia ir yra skandinaviškas vardas. Tai matai, jau savo kelionį antrą žmogų sutikau, kuris atsikraustė gyventi kažkur į Ispanijos kaimus. Jau esu palapiniai, pavalgęs, įsivalęs dantis, viską padaręs. Tik tais nepadaręs ko? Nepradėjęs montuoti video.
bet to tai pakeisiu. Tai jo, aš montuoju video ir tiek žinių tam kartui. Susitiksim kitam epizode. Iki. Labas rytas. Nu ką, pavalgiau pusrytuką, bet šį kartą valgiau pusrytuką ne palapinėj. Šis rytas buvo biškai unikalesnis nei įprastai. Tai jo, turėjau šernų naktį ir ne vieną kartą. Teko man ten baldytis, kad juos vaikyt, bet jie netokie ir baukštus. Ir kaip minėjau, tie šunys ten loja bele kaip. Nu, tokie jo, sunkesnė naktelė buvo. Ir ryte pajutau, kad jau ten veiksmas aplink mane vyksta. Aš ten sakau bičiukam, šią naktį biškai čia miegojau, sakau, čia viskas gerai, sako, all good. Nu, ten nešnekėjo angliškai, bet supratom viens kitą. Tai sako, stay. Nu, bet jau nebenorėjau, aš ten dantų valytis, kai ten žemės vežioju šalia manęs, tai susipakau, va, šis rytas buvo greičiausiai susipakuot per visą mano karjerą. Tai, žodžiu, susipakau lygiai per valandą. Ir pusbrolis Ignas parašė, kad, sako, žiūrėk, neblogai peržiūras eina tavo YouTube'ai. Ir toks pažiūrėjau, what the hell, rimtai? Jau 1400 peržiūrų. Man tai neįtikėtina, ką tik ten buvo, nu gal 400. Ir šiaip apskritai žmonės man visi rašo ten visokias motyvuojančias žinutės, palaikymo žinutės, tai eina savo, žiauri motivaciją suteikti. Ai, be to, vakar susirašiau su savo buvusios darbovietės direktorium Tomu Vonžodu, kuris pasisiūlė man paaukoti, nežinau, padonėtint pinigų mano šitai kelioniai. Tai jo, labai crazy dėkui Tomui. Na ir jeigu kažkas iš jūsų dar sumąstytumėt prisidėti, rastumėt kokį skatiką nereikalingą, tai galėsiu palikti savo sąskaitą video aprašyme. Čia aišku, jokio spaudimo. Ką tik ten triušis prašokavo. Nenufilmavau, gaila. Nu, grįžtam į kelią normalų. Iki sekančio miestelio, kažkokią El San Marija, pamiršau. 12 km ten varysim į Tuliką, vandens pasipildyti ir varysim toliau. Nu ką, jau tikrai daros karšta, metas transformuoti savo kelnes. O, mugu kaip gera. Eina savo.
vafliai. Apsipirkom vietiniai parduotuvykiai, iššuvo vaflis su citrina, bananiuku ir džemo. Eik tu šį kartą žiauriai pigiai apsisukau. Nu, matai, tolstu nuo tų Barcelonų visokių užsibranginusių. Kaina žmogiškesnės daras. Sumokėjau 4,8, kur būčiau sumokėjęs 10 eurų kažkur. Vaikiukai žaidžiulė. Wow! Ho, ho! Hola! Eik, tai sigondau rimtai. Kas pyrė kamuolį, į vartus pataikė, bet į mano veidą grinai skrida. Ate, amora debrė. Labas, greitkelį N420. Kokia šiandien. Ant kiek šiandien geresnė nuotaikėlė. Bent jau kol kas lygus keliai, vėjas, toksai lengvutis, šiltas. Pasaka mint. Važiuoju kaip su elektriniu dviračiu. Miela malonu, miela malonu. Va, žiūrėk, jau antrą apleistą triobą. Apie tai ir kalbėjo vienas bičiukas iš dviratininkų WhatsApp grupės. Kai paklausiau apie nakvynės galimybės Ispanijai, tai sakė, kad drąsiai ten, žinai, vynuogynai ir sako, taip pat galėsi apsistoti tuose apleistuose namuose, nes ten tokių pilna, sako, jeigu kokie prastesni orai. Tai jo, jau prasidės galbūt jie. O kuras Ispanijai šiuo metu kainuoja €9,3. Papras dizelis, šustresnis dizelis 2 eurai 3 centai. O benzins €8,4, o dujos €50 kažkiek. Nežinau kaip šiuo metu Lietuvoje, kiek žinau subrangė visur tai.
is this? Se informa que demà hi haurà la parada de pollastres salats de Tortosa al mercat. Normaliai? Aš galvoju, kad čia tik tais visokiuose Tadžikistanuose vyksta tokie dalykai. Naujienos pranešiniai kažkokias per garsiakalbį centre. Propagandation. O ką, šiaip prisėdau. Se informa que demà hi haurà la parada de Tortosa al mercat. When I was about to say. O ką, šiaip aš prisėdau gražioje vieteliai. Užkast vaflių su citrina. Jau maždaug pietų metas. Jau valgyt norėjau. Kiek čia tų valandų dabar? Turim 13-14. Dar ne tiek ir daug valandų. Realiai vakar tokį laiką aš tik valandą buvau kaip kelybe, maždaug. O dabar jau visai nemažai atrodo nuvažiavau. Musiau ten grūdus kažką ten daro, gamint pil. Manyčiau. Ne, primenjim šis miestuks kaimuks radiatoriškių iš filmo Ratai. Man tai biškį primena kažkokias mašinas, kažkokias ganyklos, kažkokie angarai, seni pastatai. Biškį neša. Hola. Inglés? Español only. Aš pravažiavau pro spalvotą perėją, kos man. Tai nereiškia, kad aš kažkoks spalvot, bet tai kodėl aš negaliu per spalvotą perėją važiuoti. Sako, šiaip neįtikėtina. Aš dar vis važiuoju tuo pačiu N42 greitkeliu. Sakau vis greitkeliu, nes man jis greitkelius, mašinam čia įprastas kelias. Tai žodžiu, ant kiek pasikeitė eismas. Prieš tai čia šakės, vieną po kitos mašinas važinėja, užė. O dabar iš vis ramybė. Blema, man patinka. Aš dar vis nesupratau iki galo. Karts nuo karto vairuotojai papypsin. Tai čia, ar čia viena iš tų šalių, kurioje taip sveikinamasi su dviratininkais, ar čia jie išreiškia nepasitenkinimą. Dar nesupratau. Nes taip gan retai papypsina, nežinau, gal kokius 5 kartus per visą mano kelionę kol kas tai buvo. Nežinau dar. Be to. Tai šitoj vietoj aš norėjau pasakyti, kad ką tik kirtau naują regioną, palikom Kataloniją ir važiavom į Aragon. Čia biškį sugribau, nes nukirpau video ir nenufilmavau, žodžiu. Tai šitų momentų aš norėjau pasakyti, kad nuvažiavom nuo oro uosto iki to taško apie 229 km. Čia įdėsiu maždaug žemėlapį. Jis toks bus labai preliminarus, nes nelabai žymėjus nakvynės vietų. Tai jo, po to čia labai cinematiškai apskridau save, kol aš pasakojau su dronu. Bet žodžiu, susikūpėm ir žiūrim drono kadrus toliau.
Where are you heading? Hi, My name is Simonas. Nice to meet you. nice to meet you. Where are you heading? To the city or more? I'm heading to Valderrobres. This is far away. Or- 34 kilometers From there, yeah. from here, yeah. How fast are you going? What pace? 20 kilometers per hour. Yeah, very hilly country. Yeah, where are you from? I'm from Lithuania. From Lithuania. There are no hills, so for me this is wow. Yeah, it's very hilly Spain. Nice, nice. No, I'm just doing a 2 days trip. 2 days. I'm from a city called Reus, close to Tarragona. I'm coming from there. Today from there to here. Ooh, Yeah. that's quite a big trip. How many kilometers? 120 kilometers from my city to here, and I have 300 more. 300, sorry. 30. 30, Uh-huh. And you will go back or you'll stay I there? will stay in that village in Valderrobres. I will sleep there. And tomorrow I'm coming back. Nice. Yes, yes, sure. Yeah, so we've just met with what's his name? Adria, Adria. yeah. from Yeah, so Reus, yeah. so you heard he's doing wild stuff. And yeah, good luck to both of us. Eik tu sau. Kaip žiauriai. Eik tu sau. Vat prisidariau reikalų. Kodėl čia taip šlapia? Kodėl čia taip šlapia? You see me rolling, they hating. Dar iš viso lemba prots. Aš ten prastovėjau kokią minutę, gal 2. Toj baloj. Galvodamas ką daryt. Ir šis prilipa čia dabar tas šūdis. Katras čia nedakentėt iki tualetą. Kaip mes vadinam tokį asmenį su tokiais sugebėjimais, tokį specialistą? Hidroinžinierium. Ar galima genialiau? Ar galima? Nemanau. Nu ką manot apie mano kiemelį sodelį? Žolytė nupjauta tvarkingai. Čia pilnumoje vyksta dalykai. Džiovinu palapinės viršų, maišus. Batai po sunkios dienelės džiūst. Ir kraunu droną batarkės. Telefons viens jau pasikrovė. Saulė dirb pilnu
pajėgumų. Šiandienos meniu gurme albondigas con guzantes. Kukulaičiai su žirniais. Turėtų būt gardžiai. Kažkas biški panašiau maistą. Always welcome. Šitą naktis privalo būt gera. Na, o kokie jį bus iš tikrųjų, pamatysit kitam video. Ties čia ir baigiam mūsų antrąjį epizodą mano kelionės po Europą. Tai jeigu jums patiko, tai užmeskit nykštį, parašykit kažką gražaus arba negražaus, bet geriau parašykit gražaus. Ir tiek žinių tam kartui. Ačiū jums. Ačiū baisiai, kas palaikinat, kas rašot komentarus, jų buvo belekiek po praeitą video. Tai kaip jau minėjau, žiauriai motyvuoja kiekvienas tas komentaras ir likes. Ir dar kartą padėkosiu Tomui už parėmimą mano kelionės. Tai dėkui jums ir iki greito.